Dėkui, keliaujam toliau. Turime kitą stotelę, pakalbėti apie gyvenimas po diagnozės. Ir va čia turėčiau, žiūrėkit, kinta mūsų skaidrė, pildosi baltais plotais, randasi daugiau elementų, kurie papildo va tą jūsų kasdienybę. Tai mano būtų klausimas, prasidėjus visam pirmasis įvykis įvyko 2019-2020 gavote diagnozę, tikslinot, grįžote į Lietuvą kitais metais, dabar turim 2023. Kaip dabar jūsų mama laikosi? Kokia yra jos sveikatos būklė? Trumpai apibūdinkite. Ji yra praradusi gebėjimą vaikščioti, yra visiškai priklausoma nuo manęs arba asistento, kuris ateina dabar. Ir pati praktiškai nieko nebepadaro, apart kažkiek tai gebėjimo pavalgyti pirštais. Tai vat tokia ta dabartinė padėtis. Prieš tai buvo kalbėta apie svarbą stebėti tą sveikatos būklę ir svarba, ypač tuo atveju, jeigu patikslinti ir kai stebim, galim užčiuopti, kad kažkas gal ne taip. Tai šiuo atveju pati atlikote tą vaidmenį, kad pastebėjot, kad galbūt ne ta diagnozė, bet dabar jeigu ne apie jūsų tą vaidmenį, kur jūs turite daugiau turbūt įgūdžių negu eilinis pilietis Lietuvos, tai kokia ta yra jos būklė stebėsina šiandien, iš sveikatos priežiūros pusės? Praktiškai jokios. Iš tikrųjų, aš pasikviečiau namo šeimos gydytoją, kai prarado mama gebėjimą vaikščioti. Tai mano šeimos gydytoja, tiksliau mamo šeimos gydytoja, tiesiai šviesiai ir pasakė, kad tai yra pirmas pacientas su tokia diagnoze ir kad jinai pirmą kartą mato iš vis žmogų, kas jam vyksta su šia diagnoze. Minėjote apie socialinės paslaugas, kad berods pirmą kartą dėl jų kreipėtės prieš metus, ne? Patikslinkit. Ir kada gavote paslaugą, jūs kreipėtės dėl socialinių paslaugų į namus? Taip. Ar ne? Ir kada gavote tą paslaugą ir iš tikrųjų kokią paslaugą gavote? Aš kreipiausi į savivaldybę 2022 metų Liepą. Galimybę gauti slaugą namuose ir pasakė, kad nėra nei etato, nei žmonių tam ir tokios galimybės kaip ir nėra. Esu pastatyta į eilę ir buvo derinta ir su miesto meru ir kaip ir visi žinojo, bet nelabai turėjo ką pasiūlyti. Ir asmens pagalbos slaugytoją į namus aš gavau 23 metų birželį. Tiesiog buvo pasakyta, kad slaugos namuose taip ir nėra galimybės gauti, praėjo metai laiko, bet yra jau tvarkoma ir tuo metu galiu gauti būtent pagalbą namie su galimybė neoficialiai, kad jin darys tai, kas yra būtina. Ačiū. Ar jūs šiuo metu esate savo mamos globėja? Ne, dar ne. Kada manot, kad galėtumėt tapti? Duok Dieve, 24 metų, gal pavasarį. Noriu dar paklausiu, kokiom mintim jūs šiandien gyvenate, kaip Jolita? Iš tikrųjų, su mintim, kaip reikia grįžti į darbo rinką, nes mamos sveikata, jinai prastėja labai greitai ir tai yra laiko klausimas iš tikrųjų, kiek jinai dar bus su mumis. O aš turiu dar 2 mergaitės, kuriom turiu pasirūpinti. Ir tai gali būti labai staigus etapas, kada reiks iš globėjos persiorientuoti į pilnai į darbo rinką grįžtančią mamą. Tad tai yra opiausias iš tikrųjų klausimas, kaip ir ką daryti.